Laukiančių žinių pirmadienio vakarą sveikina laida Reporteris ir aš Andrius Kavaliauskas. Taupimo ypatumai Seimo viešbutyje. Vienas parlamentaras per mėnesį vidutiniškai sunaudoja 11 kubinių metrų vandens ir 450 kW elektros. Už dyką, kodėl ne. Turbūt ir nežiūri, kad ten vanduo bėga. Susprogdinti bombą Vilniaus centre grasinęs Janas Kurickis lieka už grotų. Bankų ir specialiųjų tarnybų patirti nuostoliai dar tikslinami. Lietuvos simbolių vadinami gandrai Kaune tapo gyvuoju taikiniu. Dirbom, žiūrim, tai nukrito tą prie smėlio. Įtarimai krinta ant ūkininko patarėjo leidinių grupės vyriausiojo redaktoriaus. Prašau, išjunkit kamerą ir filmuokit lauke, gerai? Ten už vartą, prašom, būkit gerai. Neverskit imtis priemonių, gerai? Mokesčių mokėtojų išlaikomi tautos išrinktieji nemato reikalo taupyti. Sprendžiant iš skaitiklių parodymų, ir karštas, ir šaltas vanduo Seimo viešbutyje liejasi laisvai, o šviesa ten beveik niekada negesta. Vidutiniškai per mėnesį vienas parlamentaras, gyvenantis Seimo viešbutyje, sunaudoja po 11 kubinių metrų vandens ir maždaug 450 kWh elektros. Tai kelis kartus viršija Vilniečių suvartojimo vidurkį, bet nustatyti, kurie Seimo nariai išlaidauja labiausiai neįmanoma. Seimo viešbučio skaitikliai fiksuoja tik bendras visų butų sąnaudas. Pačiame Vilniaus centre Seimo viešbutyje glaudžiasi beveik pusė parlamentarų, net 55. Gyvenimas čia nerūpestingas. Nereikia mokėti už nuomą, komunalinius mokesčius. Visas sąskaitas kas mėnesį padengia mokesčių mokėtojai, o sąskaitos išties įspūdingos. Pavyzdžiui, pernai tautos išrinktieji elektros, vandens ir šilumos išnaudojo už daugiau nei 350 000 litų. Šiemet per pusmetį skaitiklius jau spėjo prisukti už daugiau nei 180 000. Kiek už tokias sumas reikia praustis ar sėdėti tualete, sunkiai įsivaizduoja ir patys parlamentarai. Nežinau, aš tikiuosi, kad aš nepapuolu į tų Seimo narių skaičių, kurie daugiausiai išnaudoja, kadangi kiekvienas savaitgalį grįžtu į namus, o kažkokių tai svečių neturiu, kurie ten savaitgalį būtų ar labai jau ten kažką tai naudotų. Ta sistema, kokia yra dabar, kad užmoka už tas išlaidas, be abejo neverčia skatinti. Tai jeigu yra tokių Seimo narių, kurie labai išskirtinai išlaidauja, reikia asmeniškai ir belstis tikriausiai į tų žmonių sąžinę. Aš būnu tenais tik tai per plenarinius posėdžius ir nuo antradienio iki ketvirtadienio, o visą laiką būnu apygardoje. Tai jokiais būdais tiek kubų negaliu išdeginti, bet jeigu gyvena su šeima, pavyzdžiui, Baukutė visa, ten keli vaikai, 4 ten ar dar kas nors, tai gal ir iššutina, bet jeigu po lygiai padalinus, čia kažkas yra ne taip, nesueina galai niekaip. Aš tikrai netikiu. Netikiu, aš gal kokią kubą, porą, kadangi ten yra pirties viskas, gal vanduo ten leidžiamas, tai gal tas yra, ir tas įskaičiuojama. Baseinas yra, gal tas įskaičiuojama. Vidutiniškai per mėnesį kiekvienas seimūnas sunaudoja beveik 11 kubinių metrų šalto vandens. Statistinio vilniečio vidurkis 1 kubas per mėnesį. Parlamentarai nelinkę taupyti ir elektros energijos. Kas mėnesį jos išdegina už maždaug 200 litų. Panašaus dydžio bute gyvenanti 3 asmenų šeima vidutiniškai elektrai išleidžia 60 litų. Kai buvo šeima, mes daugiau išlaidojama. Aš kaip viena, to man 1 kubą. Taip. Tai manočiau, kad tiesiog piknaudžiavimas yra, ar ne? Taip. Čia ta tikrai už dyką, kodėl ne. Turbūt ir nežiūri, kad ten vanduo bėga. Jie gali savo leisti sumokėti tą mokestį, kaip ir paprastas eilinis Lietuvos žmogelis. Jie iš tikrųjų galėtų savo tai leisti. Jeigu jau biednas žmogelis, dabar yra pensininkai, invalidai, bedarbiai, iš tų žmonių reikalauja, kad tu privalai sumokėti. Ir kaip nori, taip tu vis tiek stengiasi išlaikyti tą būstą. Čia aš nežinau, aš neįsivaizduoju, čia yra tokia neteisybė. Kuris Seimo narys išlaidauja daugiau, kuris mažiau, kanceliarija nežino. Mat Seimo viešbutyje skaitikliai rodo tik bendras visų butų išlaidas. Be to, čia gyvenantiems parlamentarams nedraudžiama kartu apgyvendinti šeimos narius ir draugus. Kas lankosi viešbutyje, administracija nekontroliuoja, tik kartais užsuka raminti įsismaginusių svečių. Seime jau įregistruotas siūlymas atsikratyti viešbučio ir parlamentarams mokėti nuompinigius. Prie diskusijų, kas geriau, Seimo nariai grįžo rudenį. Dabar tokie palyginimai yra, tie skaičiai, ką jūs esat gavę, reikia toliau žiūrėti, koks variantas valstybei ir mokesčių mokėtojams būtų palankesnis. Dauguma parlamentų
Europos ir ne tik Europos, būtent skiria tuos vadinamus nuomos pinigus. Ir tada parlamentaras pats renkasi, kur, kokiam rajone jam. Kanceliarinės lėšas iki paskutinio cento automobilių nuomai ir degalams mėgsantis išleisti parlamentarai nuolat pabrėžia, kad Vilniuje nesėdi, nes daug keliauja po Lietuvą, grįžta namo, susitikinėja su rinkėjais. Kas tuo metu šeimininkauja viešbutyje, istorija nutyli. Reporteris Arturas Paknys, Vilnius. Vyriausybė atsisako paklusti viešųjų pirkimų tarnybos reikalavimų ir neketina nutraukti sutarties su kelionių organizavimo agentūra West Express.